Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Artėjant nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo terminui, pristatysiu Jums aktualius klausimus susijusius su gyventojų nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT 715 užpildymu ir pateikimu, nes ši deklaracija turi būti pateikta ir nekilnojamojo turto mokestis sumokėtas iki gruodžio 16 dienos, kadangi gruodžio 15 diena yra nedarbo. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT 715 teikia gyventojai, kuriems nuosavybės teisė priklauso arba kurie įsigyja nekomercinės paskirties nekilnojamąjį turtą esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurio bendra mokestinė vertė viršija nustatytus neapmokestinamuosius dydžius. Nekomercinės paskirties turtui priskiriami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai patalpos, žuvininkystės statiniai ir inžinieriniai statiniai. Gyventojo neapmokestinama nekilnojamo turto vertė yra 150 000 eurų. Tačiau jei auginate 3 ir daugiau vaikų ar įvaikių iki 18 metų, vaiką ar įvaikį su negale iki 18 metų, vyresnį vaiką ar įvaikį su negale, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos 1 ir 2 lygio poreikis, taikoma didesnė neapmokestinamoji vertė 200 000 eurų. Už šeimos narių asmeninę bendrosios jungtinės nuosavybės ir dalinės nuosavybės teisę valdomą ar įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia kiekvienas iš sutuoktinių atskirai, nes neapmokestinamoji vertė taikoma kiekvienam individualiai. Atkreipiu dėmesį, kad tuo atveju, kai gyventojas nekilnojamąjį turtą ar jo dalį ilgesniam kaip mėnuo laikotarpiui perduoda naudoti juridiniam asmeniui, tai perduoto nekilnojamojo turto ar jo dalies mokestinė vertė į bendrą gyventojo nekilnojamojo turto mokestinę vertę neįtraukiama. Už perleistą naudoti nekilnojamąjį turtą ar jo dalį nekilnojamojo turto mokestį moka turtą perėmęs juridinis asmuo. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį, taikomi šie nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatyti mokesčio tarifai. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės daliai viršijančiai 150 000 eurų, tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5% mokesčio tarifas. Viršijančiai 300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, taikomas 1% mokesčio tarifas. Viršijančiai 500 000 eurų, taikomas 2% mokesčio tarifas. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį gyventojams auginantiems 3 ir daugiau vaikų ar įvaikių iki 18 metų, taip pat auginantiems vaiką ar įvaikį su negale iki 18 metų, vyresnį vaiką ir įvaikį su negale, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos 1 ir 2 lygio poreikis, nekilnojamojo turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai 200 000 eurų, tačiau neviršijančiai 390 000 eurų, taikomas 0,5% mokesčio tarifas. Viršijančiai 390 000 eurų, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų, taikomas 1% mokesčio tarifas. Viršijančiai 650 000 eurų, taikomas 2% mokesčio tarifas. Atkreipiame dėmesį, kad nustatyti mokesčio tarifai nepriklauso nuo savivaldybių sprendimų bei turto buvimo vietos. Nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės, kurią galite sužinoti prisijungus prie Valstybės įmonės registrų centras puslapio. Pasirinkus mokestinės vertės paiešką, suvedus unikalų objekto numerį ir paspaudus ieškoti, jūs pamatysite šio turto mokestinę vertę. Jeigu suvedus unikalų numerį mokestinė vertė nenurodyta, reikėtų kreiptis į registrų centrą dėl pažymos, kurioje nurodoma nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė išdavimo.
Jei nežinote unikalaus numerio, jį nemokamai galite rasti pasirinkę unikalaus objekto numerio paiešką pagal adresą ir suvesdami nekilnojamojo turto buvimo vietos savivaldybę, vietovę, gatvės pavadinimą, namo ir ar buto numerį. Kaip pavyzdį užpildysime deklaraciją gyventojui Lietuvoje turinčiam gyvenamąjį namą, kurio vertė yra 230 000 eurų ir garažą, kurio vertė yra 40 000 eurų. Bendra gyventojų priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra 270 000 eurų. Šis turtas nuosavybės teisė priklauso vienam gyventojui, todėl nuo visos turimo turto mokestinės vertės 270 000 eurų pritaikius neapmokestinamąjį dydį, tai yra atėmus 150 000 eurų, gauname, kad mokestis skaičiuojamas ir mokamas nuo 120 000 eurų mokestinės vertės, taikant 0,5% mokesčio tarifą. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija KIT 715 teikiama tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą EDS. Prie EDS galite prisijungti naudojantis elektroninę bankininkystę, VMI priemonėmis arba naudojantis elektroniniu parašu. Prisijungus prie EDS pasirenkate deklaravimas ir spaudžiate pildyti formą. Laukelyje formos kodas įrašote KIT 715. Spaudžiate filtruoti ir prie formos antros versijos pasirenkate pildyti formą tiesiogiai portale. Deklaracijoje matote savo asmens kodą, vardą pavardę, pasirenkate 24 metus, jei turtą turėjote visus metus ir metų eigoje niekas nesikeitė, pildote A dalį. Įrašote registrų centro puslapyje nurodytą nekilnojamojo turto mokestinę vertę. Pasirenkate neapmokestinamąjį dydį. Spaudžiate klaidų tikrinimas. Jei klaidų nėra, matote mokėtiną mokesčio sumą. Jeigu būtų klaidų, jas matytumėte po deklaraciją. Spustelėję ant klaidos teksto pataisytumėte klaidą ir dar kartą spaustumėte klaidų tikrinimas. Kai klaidų nėra, spaudžiate pateikti deklaraciją. Kaip pavyzdį užpildysime dar vieną deklaraciją gyventojui Lietuvoje metų pradžioje turinčiam butą, kurio vertė yra 120 000 eurų. Garažą, kurio vertė 30 000 eurų ir poilsio paskirties patalpas, kurių vertė 90 000 eurų. Bendra gyventojų priklausančio nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra 240 000 eurų. Gyventojas metų eigoje, tai yra 2024 metų gegužės 7 dieną, pardavė poilsio paskirties patalpas. Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas įsigyjamas ar perimamas valdyti, o baigiamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas perleidžiamas. Deklaracijoje matote savo asmens kodą, vardą pavardę, deklaracijoje pasirenkate 2024 metus. Šiuo atveju, kai metų eigoje keičiasi gyventojo nekilnojamojo turto bendra mokestinė vertė, pildoma deklaracijos B dalis. Užpildomi visi mėnesiai įrašant nekilnojamojo turto mokestinę vertę buvusią kiekvieno mėnesio pirmą dieną, vadinasi, pagal pateiktą pavyzdį, sausio gegužės mėnesiais įrašoma mokestinė vertė 240 000 eurų. O atėmus gegužės mėnesį parduotų poilsio paskirties patalpų vertė 90 000 eurų, birželio, gruodžio mėnesį įrašoma 150 000 mokestinė vertė. Prie kiekvieno mėnesio pasirenkate neapmokestinamąjį dydį ir spaudžiate klaidų tikrinimas. Jeigu klaidų nėra, matote mokesčio sumą ir spaudžiate pateikti deklaraciją.
Tikiuosi, ši informacija padės Jums laiku iki gruodžio 16 dienos, kadangi gruodžio 15 diena yra nedarbo, pateikti 2024 metų gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT 715 ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį. Mokant nekilnojamojo turto mokestį būtina nurodyti įmokos kodą 1001. Nekilnojamojo turto mokestį galite sumokėti bankiniu pavedimu į vieną iš nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Visą reikiamą informaciją, kaip sumokėti nekilnojamojo turto mokestį, rasite šiuo internetiniu adresu. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Primename, kad mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami BMI YouTube kanale.